Ketvirtoji. Kultūrinių kelionių kryptis pažinimo pėdos. Įspausti savo pažinimo pėdas mūsų mylimame Kaišiadorių krašte kviečiame piligriminėse kultūrinio turizmo ir sporto kelionėse. Į Žiežmarių, garsėjančių naujam gyvenimui prikeltą medinę sinagogą, vingiuoja Švento Jokūbo kelias, vedantis iki kardinolo Vincento Sladkevičiaus gimtinės Guronių, kur rožinio slėpinių parke tvyranti gerumo aura ne vieną piligrimą pakins paprašyti aukščiausiojo stiprybės tolimesnėms gyvenimo kelionėms. Kultūrinio turizmo keliai kvies aktyviam laisvalaikiui, orientacinis automobilių ralis tarp 4 sostinių, dviračių žygis bei vakarojimai prie laužo paruošti susitikimams su kultūros, gamtos, istorijos, paveldo objektais ir įdomiais žmonėmis. Be abejo, būtų keista, jei Kaišiadorys, legendinio krepšinio grando Ramūno Šiškausko tėviškė ir išskirtinių sporto renginių kraštas kultūros sostinės metais nepasiūlytų sporto kelionių, kurių metu reikės ne tik žingsniuoti renginyje Žengiu per Kaišiadorys, bet ir bėgti gilias tradicijas turinčiame bėgime aplink Žaslių ežerą. Krepšinio aistruolių kraują kaitins Kaišiadorių krepšinio 3x3 gatvės čempionatas Ramūno Šiškausko taurei laimėti. Tad linkiu Kaišiadorių krašte įspausti kuo daugiau pažinimo pėdų.